Nesustojam, nesustojam. Žaidžiam, žaidžiam iki galo, kiečiau. Klausimas tos, kaip tau šiandien rungtynės, iš tiesų rezultatas 3-0, ar jis kaip tau jis patenkina tave ar nepatenkina? Aš manau, nei mane, nei komandos nepatenkina 3-0, kada žaidimas nebuvo akivaizdžiai silpnesni, kad 3-0 tai čia akivaizdžiai silpnesni. Pabaiga, tokia sustojam. Aišku, vartininko neturėjom. Čia ir buvo psichologija tokia vaikinų, bet mes patenkinti už tai, kad pabandėm, įstatėm ir net šiandien, sakyčiau, puikiai sukovojom. Labai daug kas neišnaudojo savo galimybių. Tai ir saugai centro, ir visi jauni žaidėjai, kurie, tokiai, sakyčiau, įtampa. Buvo juose jautėsi ir matėsi tik gal 50-60% savo galimybių. Kai aš juos pažįstu, tai tik savo galimybių. Vyresni gal sužaidė tikrai kaip jie gali, o visas jaunimas, didelė našta, ta atsakomybė didelė jiems, kaip sakant, atstovauti Birštoną ir vien tik birštoniečiam, bet gėdos nepadarė, aš manau. Rezultatas, pažiūrėsim toliau. Tai sveiki. Laimėjote iš tiesų 3-0, pakankamai tokia galima įspūdinga pergalė. Ar viskas jums patiko šiandien rungtynėse, kaip jūsų komanda žaidė? Ar vis dėlto turi dar spragų ir ką darysit? Pirmas rungtynės sezono. Tai rezultato esu patenkinti. Neblogai komandos sužaidė. Kol kas matysim, kaip toliau bus. Bet žiūrėsim. Aš suprantu, šiandien išnaudojot Birštono vartininko silpnybės. Ir turbūt ir norėjot taip, skaisim, daugiau žaisti ant vartininko, kad jis nebuvo iš tiesų toks geras. Gal tie 2 įvarčiai gale ir visų varžybų atspindėjo vartininko tą neužtikrintumą ir gale įmušėm tuos 2 įvarčius. Gerai. Kokie šiandien planai šiemet iš tiesų šitam čempionate? Medaliai. Tai visada? Reikia, ties ką pradėjom, 2 sezonus bronzą buvo. Dabar sidabras reikalingas jau? Dabar gal į medalius taikomės, o kaip toliau bus, matysim. Supratau, gerai, ačiū.